Labą dieną, šiandien noriu pasidalinti pačiu žiauriausiu įvykiu Lietuvoje. Atsikeldavom ryte, darydavom savo įprastas rutinas, pavalgydavom, atsigerdavom, pasėdėdavom telefone, kai šikam tulikė. Viskas būdavo gerai. Kodėl turėjo taip įvykti? Kas privertė tai padaryti? Paklausiu paprastai. Jūs ką ten, vapšė ahujėli ribeta? Aš dabar pasiimu į rankas skanaus gerimuko bambaliukę, galvoju pasimėgausiu karštą vasaros dieną, skaniai atsigersiu kaip ir visada. Ir ką jūs sau galvojat? Kas čia yra Kamštukas neatsisuka. Kaip man skaniai pasimėgaut gerimuku? Jeigu tu limonadą nusiperki, kamštukas dažnai būna apsitaškęs iš vidaus, tai man ką nosį ar barzdą merkt į tą lipnų kamštuką, kad po to širšės aplink jį balnikas skraidytų. Jūs ką, vapšė ahujėli, nuplėši tą kamštuką, po to normaliai nebeužsisuka. Žmonės dirba nuo 6 ryto iki 6 vakaro ne tam, kad naudotis tokiais jobanais kamštukais. Aš jau nekalbu apie tuos, kurie McDonald'e dirba. Jiems ir taip ten pragaras. O jeigu jie dar sugalvos po darbo prasisukt vieną šaltą gerimuką ir pamatys tokią huinę vietoj normalaus kamštuko, kaip tada jausis? Mes mokam mokesčius ne tam, kad kentėt tokias patyčias. Buvo viskas gerai, geri buvo kamštukai, puikiai užsisukinėjo ir atsisukinėjo, o dabar kaip visada nesąmonių pridarot ten, kur nereikia pridaryti. Jūs geriau kelius remontuokit taip, kaip jūs nesąmonės darot. Va tada keliai bus idealaus stovio. Vilnius-Kaunas autostrada ant 70 važiuojam su čipuotais dizeliais. Dūmo juodo net nemeta. Tai kur čia gyvenimo malonumas? Bispridėlas vyksta. Koks dalbajobas turi būt, kad ryte atsikelt ir nuspręst padaryt tokį kamštuką? Kas čia toks vapšė atsakingas? Arba jūs sutvarkot šitą nesąmonę, arba aš, surinkęs štuką laikų ant šito vidosiko, mamutkai skambinu į laidinį. Sutvarkys ne tik kamštukus, bet ir tą dalbajobą, kuris už tai atsakingas. Viskas nebegaliu, einu į Enebą ant akcijos žaidimų nusipirksiu. Vukongą žaisiu, dar daugiau prasinervuosiu, o tada pasiimsiu skanaus gerimuko bambaliuką. Pažiūrėsiu dar kartą į tą naują jobaną kamštuką ir tada tikrai zvanoką mamutkai duosiu.